Kadangi Lietuva, Prancūzija laimi 5 taškais, Lietuva laimi prieš prancūzus ir gerbiamas teisėjas atėjo pasižiūrėti krepšinio. Kaip krepšinis? Labai super. Lietuva laimi, kas gali būti geriau. Ar kaip teisėjai dirba, ar užmetat kada akį tai? Tai daugiausia ir žiūriu teisėjų darbą. Na, o pats įdomiausias, kurioziškas gal įvykis koks nors buvo teisėjavime? Na, buvo, kuris apskriejo, man atrodo, visą pasaulį, kai gruzinas teisėjas perskrido per šitos reklaminius skydus. Tai vot, na, bet ačiū Dievui nesusižeidė, tas yra svarbiausia. Na, o šiaip teisėjavimas neblogas? Manau, tikrai geras. Na, nenuostabu, kad čia man tai nenuostabu, nes surinkti geriausi Europos teisėjai čia. Tai taip, kad ir jie patvirtina tą jų gerą reputaciją. Na, o jeigu prie jūsų prieitų ir sakytų, reikia išbėgti aikštę, nėra kam teisėjauja, teisėjas susirgo ar neatvažiavo, ar bėgtumėt? Jokių būdų. Jokių būdų. Nepasiruošęs? Ne, nepasiruošęs dar sezonui. Na ką, palinkėjimai Lietuvos rinktinei. Pergalės jau, reikia daugiau nieko. Gerai, ačiū labai. Gerai.